Tomai, visų pirma, galbūt prieš artėjančias rungtynes apie praėjusį mačą. Vis tiek jau turėjote ir analizės ir viską, kas nutiko paskutinėse rungtynėse. Nu tai nenusisekė varžybos, nuo pat pradžių nepristaikėm prie varžovų taktikos, sakykim taip gal. Neradom tų kelių, kaip užatakuoti, momentais priėmėm prastus sprendimus ir bendrai taip nenusisekė. Mano klaidos susidėjo ir prastos varžybos visiems. Kalbėjo po rungtynių ir treneriai apie tai, kad tai bus gera pamoka. Tai vat, kokia pagrindinė pamoka, kurią išmokot tose rungtynėse? Tai taip, tikrai, manau, ir laiku čia tas pralaimėjimas, kaip ir sako, tai ta pamoka pagrindinė ir yra, kad nesam nenugalimi ir kad visi siūlys kovą ir kuo rimtesnė ta kova, tuo rimčiau mes turim atsakyti į tai. Tai toks pabudimo skambutis ir stengsimės žiūrėti rimtai kiekvienas varžybas. Šeštadienį atvyksta riteriai, su kuriais pirmam ture turėjom labai sunkų mačą. Tai kaip prisimeni galbūt tas rungtynes ir ko laukiat iš varžovų? Tai kovos laukiam. Dabar jie kaip, negalima sakyti, geroj bangoj, bet dvi varžybas lygiom sužaidė, tai nėra lengva tą gynybą jų pramušti. Ir mes tuo pačiu įsitikinom pirmam ture, tai tikimės, kad pavyks, stengsimės pasiūlyti savo planą, savo žaidimą ir tikėkimės, kad kuo greičiau pavyks pralaužti tą gynybą.